Ar žinote, kad jau Lietuva yra medžiotojų rojus? Tai Jehipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 000 įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Pagrindinis laidos rėmėjas optikspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PARD oficialiai Lietuvoje, Optikspot ir medžioklės parduotuvėse. Nokpix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija. Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Šiandieną kiekvienas sumedžiotas šernas privalo būti ištirtas afrikinio kiaulių maro atžvilgiu. Pagal šiandien dienos įsakymą B1265 yra priede išvardinti rajonai, kuriuose yra išskirtinės sąlygos medžiotojams ir sumedžiotų šernų vartojimui. Tai yra, kad tuose rajonuose nėra privalomas 100% sumedžiotų šernų tyrimas, yra numatytas per metus atlikti 59 šernų tyrimas ir medžiotojai sumedžioję šernus tuose rajonuose gali iš karto vartoti mėsą tik gavę trichineliozės tyrimų rezultatus. Kita Lietuvos dalis, nepakliūvanti į priedo sąrašą, privalo atlikti tyrimus 100% visiems sumedžiotams šernams. Tuo pat metu ir trichineliozės tyrimą. Šitie tyrimai kainuoja valstybei apie 40 eurų. Laboratorija yra labai apkrauta, ypatingai varominių medžioklių sezono metu. Manau, kad medžiotojams tikrai būtų įdomu pamatyti ir sužinoti, kaip vyksta tyrimai Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute nuo mėginių priėmimo iki tyrimo rezultatų gavimo. Per dieną galime ištirti apie 500 mėginių. Žinoma, kiekvieną dieną tas skaičius skiriasi, tyriam kiekvieną dieną tiek, kiek gauname. Galime tirti nugaišusius šernus ir sumedžiotus ir kiaules. Pirmiausia, mėginiai patenka į priėmimo skyrių, tai kraujai patenka pas mus ir mes juos toliau tyriame, o organai, audiniai patenka į patanatomų skyrių, kur jie mums atpjauna mažą dalį audinio ir pakelia tada mums tolimesniam tyrimui. Pirmiausia, tyrimas pradedamas mėginius suregistruojant ir juos atsipilant į tam specialius mėgintuvėlius, o audiniai su šrato pagalba homogenizuojami aparatu iki vientisos masės, kad būtų galima skirti. Mėginius galima skirti centrifugomis rankomis arba galime naudoti manifoldus, ant kurių vieno manifoldo telpa 24 mėginiai ir vienu metu vakuumas ištraukinėja reagentus ir galime greičiau išskirti mėginius. Tai kraujus mes susivorteksuojame ir atsipilame į tam skirtus mėgintuvėlius. Galiu parodyti, į kokius mėgintuvėlius gauname audinius. Tai štai čia paruošiame su specialiu tirpalu ir šratu, kuris mums padeda sumalti audinius. Taip, tai čia yra manifoldas, ant kurio vienu metu galime išskirti 24 mėginius, galime skirti ir audinius, ir kraujus vienu metu. Organai būna, jeigu jungtiniai, tai juos jungia patanatomų tyrimų skyrius. Jeigu kraujai būna šernų, tai mes jungiame pas save skyriuje po 3 mėginius. Tai šiuo atveju mes turime šiandien gavę 23 mėginius, tai 11 mėginių rožinės kolonėlės yra audinių ir baltos kolonėlės yra kraujų. Organų ir kraujų metodika šiek tiek skiriasi, tiksliau skirtingi yra rinkiniai. Kiekvienai analitai naudojam skirtingus buferius ir reagentus. Tai aš pasiruošiu
organų ir kraujų reagentus ir pradėsiu nuo organų. Tai dabar pasiruošiau etanolį, su kuriuo maišysime jau sumaltus ir paruoštus audinius. Tai aš šiuo metu atsidarau rožinės kolonėlės, kurios skirtos audiniams. Ir sunešiu į manifoldą. Taip, tai organai jau sunešti, dabar eilė kraujams. Žinoma, visi užsikišo. Kadangi labai skirtingi yra ir patys audiniai ir kraujai, ar ten blogai paimti, ar su krešuliais, tai mums labai dažnu atveju tiesiog mūsų kolonėlės užsikiša ir todėl turim naudoti papildomai dar centrifugą, kad nusukti mėginius, kad visas mėginys praeitų pro kolonėlę ir filtre liktų tik tai, kas mums reikalinga tolimesniam išskyrimui jau DNR medžiagos, viruso, turiu minty, jeigu jis yra. Svarbu, kad medžiotojai pristatytų geros kokybės mėginius, tinkamai paimtus, ypač kraujus, jeigu imamam tai su EDTA terpe ir būtinai paėmus mėginį reikia jį sumaišyti. Kitu atveju mums susidaro krešulys ir, kaip matome, turime imtis papildomų priemonių, kad galėtume ištirti mėginį. Čia matome tai, kas buvo užsikišę, centrifugos pagalba į adapterį nukeliavo ir dabar jau dedame atgal ant manifoldo mėginius, kurie paruošti tolimesniam DNR išskyrimui. Dabar įnešime specifinius reagentus DNR išskyrimui. Tai atlikus visą ekstrakcijos etapą mes turime išskirtą DNR ir šiuo metu eisime paleisti reakcijos, realaus laiko PGR reakcijos, kuriuo bandysime nustatyti, ar mėginyje yra aptinkamas AKM viruso DNR. Realaus laiko PGR reakcijas visada atliekame laminare dėl
aplinkos, kad turi būti sterilu. Ir tam naudojame specifinius buferius, naudojame pradmenis, kurie yra specifiniai afrikinio kiaulių maro DNR viruso fragmentui, kurį mes nustatinėjame. Reakcijas atliekame štai tokiuose 96 šulinėlių plokštelėse. Ištyrimui atliekamos dvi reakcijos. Viena yra nustatyti specifinį DNR fragmentą afrikiniam kiaulių marui. Kita reakcija yra vidinės kontrolės, ar nevyksta inhibicija dėl įvairių būna priežasčių. Labai stiprus mėginys. Mes turime patikrinti, labai stiprus, turiu minti, kad didelis kiekis viruso yra ir galimai gali įvykti inhibicija, dėl ko mes galėtumėm nenustatyti. Dėl to mes turime įsivertinti ir jeigu matome vidinės kontrolės neatitikimus, turime mėginį arba skiesti, arba skirti iš naujo ir tik tada, kai vidinė kontrolė yra teigiama, tada mėginys ištirtas, galima sakyti, iki galo. Tai po 20 mikrolitrų reakcijos mišinių įnešiu. Vienas mišinys bus afrikiniam kiaulių marui, kitas mišinys bus, kaip minėjau, vidiniai kontroliai. Įnešiau 3 šulinėlius dėl to, kad visada reakcijos metu turime ištirti ir neigiamą kontrolę, ir teigiamą kontrolę, kuri parodys, kad reakcija įvyko teisingai. Ir 5 mikrolitrus įnešame mūsų ištirtos DNR ir į vidinę kontrolę. Tada įnešame neigiamą kontrolę, tai yra deionizuotą vandenį, ir teigiamą kontrolę. Plokštelę užklijuojame specialia plėvele ir tuomet langelių principu keliausime į patalpą, kurioje vyks reakcija. Užklijuojame plėvelę. Ją pritvirtiname spausdami, kad mėginys neišgaruotų reakcijos metu dėl specifinių temperatūrinių režimų. Dabar langelio principu nešame lėkštelę ir keliausime į kitą patalpą paleisti reakcijos. Taip, tai dabar atėjome į laboratoriją, kurioje, kaip matote, yra visi aparatai skirti realaus laiko PGR reakcijoms. Pasimame iš langelio lėkštelę ir įdėsime į aparatą. Turime sukurtus šablonus, specifinius pagal temperatūrinius režimus kiekvienam analizuojamam mėginiui. Realaus laiko PGR reakcija vyksta apie 1,5 valandos ir po jos mes matome rezultatus, kuriuos pradedame analizuoti. Taip atrodo reakcija, kai yra neigiama, nerastas afrikinio kiaulių maras. Kadangi nematome kreivės, tai tiesiog amplifikuojamos DNR nenustatyta. Štai taip atrodo mėginys, kuriame yra afrikinis kiaulių maras. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, OpticSpot ir medžioklės parduotuvėse. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, OpticSpot ir medžioklės parduotuvėse. Nokpix iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis ACE. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Nokpix – premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojus? Tai Jehipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Kalbiname Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos direktorių Laimoną Daukšą. Laimonai, tokia jautri tema medžiotojų bendruomeniai. Medžioklės procesus kontroliuojančių institucijų sąveikavimas su medžiotojais, požiūris ir visuomenėje teikiama informacija. Aš kalbu apie aplinkos apsaugos, sakysim, darbuotojų, sistemos darbuotojų kontrolę, užfiksuotus pažeidimus ir pačią formuojamą nuomonę tiek iš pareigūnų
tiek iš po to žiniasklaidoje skleidžiamos informacijos. Teisingas klausimas ir aš norėčiau jį pradėti vystyti nuo to, kad kas yra medžioklė. Mes medžioklė šiai dienai natūralu, sakome, yra gamtosauginė veikla ir tą neseniai pradėjome naujadarą vartoti, bet jeigu tai rimtai, tai Europo tarp pagrindinių medžioklės funkcijų visada taikydavo, kad medžioklė yra gamtosauginė veikla. Dabar, kad medžiotojams būtų aiškiau, kaip mes tą gamtosauginę veiklą vykdome, tai vienas pagrindinis dalykas tai yra per medžiomosios faunos reguliaciją. Tai, kad būtų žala žemės ūkiui, eismo įvykių keliuose mažiau ir galų gale ligos ir epizodijos valdomos gamtoje. Kita gamtosauginė ir gamtotvarkinė dalis ir dabar gamtos reglamentas būtent kūriamas Lietuvoje ir tas ateina iš Briuselio kaip direktyva, kaip pavedimas. Tai ir mes tenai dalyvaujame ir turime dalyvauti, aš čia pasakysiu, dėl to, kad medžiojame mes tam tikras rūšis, pavyzdžiui, kaip plėšrūnus, apsaugome tam tikras individų grupės, tai yra smulkiąją fauną, nuo intensyvaus, ekstensyvaus, kaip čia pavadinti, naudojimo. Kai, pavyzdžiui, kanadinė odinė, tada ondatra, kaip pavyzdys, kiti plėšrūnai invaziniai, ar ten mangutas, ar ten lapė, tai naikina paukščių perinčių pavasario metu dėtis ir taip toliau. Tai yra rūšis, kurios yra saugomos ir natūralu, kad mes jų nemedžiojame ir neturime jokios neigiamos įtakos, bet yra gyvūnų rūšis, kurios padaro būtent tą įtaką. Tai būtent čia yra gamtosauginė veikla, kad mes reguliuodami balansą, optimalų tą gyvūnų skaičių, ne tik kanopinius gyvūnus, ką darom, bet ir plėšriąją fauną, ir vilkus dar tada dadėkim. Taip, lūšis nereguliuojamas, bet prisideda prie saugomų rūšių gyvenimų. Kurapka geras pavyzdys, kaip 13 ar 14 metais įtraukta į raudonoją knygą ir vis dėlto iki tol mes medžiodami ir gausuvu. Taip. Bet reikia pasakyti jūsų ištransliuotą dabar žinutę, pabrėžti, kad medžiotojai vykdydami ar ne medžioklę, jie taiko medžioklės principus ir medžioja tą fauną, kuri daro įtaką nebūtinai medžiojamai kitai faunai. Tai yra nesavanaudiška, jeigu mes pakalbėtume, kai atrodo, kad medžiotojas tai yra suinteresuotas tik tais gyvūnų laimikių, kuris gali įtakoti kitą medžiojimą į laimikį. Bet šiuo atveju mes tikrai medžiojame tos gyvūnus, kurie daro įtaką populiacijų, sakysim, plitimui arba netgi kai kurių rūšių pavojus išnykimui. Gausa ir saugojimui, taip, būtent, taip. Tai, žinote, kas liečia kurapką, tai mes visi galime prie tos gamtosauginės dalies prisidėti. Tai reiškia ir slėptuvės, ir pabirimas, ką ir patys darė, ir laidoje, ir pats esate tradicijų puoselėtojas. Bet tai yra maža ta dalis. Tai iš esmės viena yra medžioklinė, o kita tikrų tų priemonių prisirinkimas. Natūralu, žemės ūkis intensyvus. Tai yra ir ezmezijų trūkumas, ir apsauginių juostų. Pažiūrėkim, vykstame, reiškia, į Vengriją, Austriją, Vokietiją ir apsauginiai juostos nuo melioracijos griuvų. Tai čia irgi mes turime eiti už tai kovoti, vis dėlto už gyvūniją. Kokios priemonės yra reikalingos? Ne už asmeninius. Ne už asmeninius, už gyvūniją, kaip turintis platų ir įžvalgų požiūrį, vadinkime, iš gamtosauginės veiklos. Ir noriu gražiai pereiti į kitą tą aplinkosauginę dalį, kad požiūrį keisti į medžiotoją. Nes medžiotojas yra gamtosaugininkas, o mes šiandien jūs manęs užklausit apie aplinkosaugininką. Tai aplinkosaugininkas yra žmogus inspektuojantis, kontroliuojantis būtent vieną ar kitą veiklą, regionų veiklą, ūkinę tą veiklą. Tai žinot, kai gaivoji gamta yra orientuota tik į laukinės gyvūnijos ir žuvų išteklių kontrolę ir mes turime 70 pareigūnų šalyje, tai natūralu, kad jie kelia prioritetą ir jų veiklumo vertinimas yra per administracinius nusižengimus. Man pačiam tekė dirbti tiek aplinkos ministerijos struktūroje, tiek valstybinių miškų urėdijoje kontroliuojančioje, kaip sakyti, padėtyje. Pats turiu tą įžvalgą, kaip tai vykdoma ir taip toliau. Ir čia priklauso, kokius prioritetus kontroliuojant institucija kelia. Ar prevencinius ir būtent kontrolės užtikrinimo, ar iš tiesų per nuobaudų sistemą. Po kol kas, nors mes turime požiūrį, kad aplinkosaugą reikėtų derinti su medžioklės veikla, nes žiūrėkit, medžiotojai ir žvejai kartu sudėjus, medžiotojų
yra apie 30 tūkstančių, žvejų apie 200 tūkstančių, yra visuomenės dalis, nemaža grandis, ta, kuri būna labai daug laiko ir netgi, sakyčiau, bendrai sudėjus tikrai daug daugiau negu aplinkosauginės ar organizacijos visuomeninės, ar netgi kontroliuojančios institucijos. Tai yra akis ir ausis. Svarbu turėti su jais tinkamą partnerystę, žinoti kontakto apsikeitimą ir kaip tą užtikrinti. Dauguma teisingų medžiotojų atliepiančių maždaug tą mūsų požiūrį, apie kurį mes dabar čia daug kalbame, vis dėlto turi teisingą požiūrį į gamtą, į savo netgi būrelių kaip lokalaus vieneto užtikrinimą tų populiacijų valdymo, ne? Ir neleidžia nei, kad savų tarpe atsirastų tų, kaip čia pavadinti, nusižengėlių ar ir neturinčių medžioklės teisę. Tai čia mes esam labai nusiteikę keisti tą modelį. Iš esmės turėtų sekti bendradarbiavimo sutartis su aplinkosaugos departamentu, su gyvųjų gamtų valdybomis ir iš esmės dirbti koja kojam. Mes netoleruojame ir nesakau, kad ta draugystė turi paneigti kontrolės užtikrinimą, bet neturi būti tikslingumas, kad būtent visos nuobaudos ateina per medžiotojus. Ir suprantat, atskiriant tyčinius ir netyčinius nusižengimus, tai netyčinių yra dauguma, jeigu taip iš 500-600 pažeidimų, tai apie 80% būna jie netyčiniai ir būna tik įspėjimo, kaip čia sakyti, pasiekmė. Užtraukiantis minimalią atsakomybę. Apie griežtus čia net nekalbame, kada padaroma žala aplinkai ir taip toliau, ir jų yra apie 60 ar 70, natūralus statistika kasmet kinta. Bet tą padaro dalis neturintis teisės medžioti. Ir va čia mūsų tikslas yra atskirti toliau teisėkūroje tyčinius nuo netyčinių nusižengimų, nes dabar po kol kas administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio ten yra 7 ir 8 dalis. 7 sako, kada turintis teisę padaro nusižengimą, o 8, jeigu aš gerai atsimenu, kada neturintis. Ir reiškia, tiek administracinė nuobauda, tiek žala aplinkai yra ta pati neturint teisės. Tai šitie dalykai turi atskirti ir mes sakome, netgi už medžioti neturinčio teisio asmens pažeidimą turėtų net ir didinama, kad tik atbaidyti nuo to, kad tik prevenciją daryti. Nesuprantat, tai yra dažniausiai panaudotas ir nelegalus ginklas, tuomet ir kilpos, ir kiti brutalės metodai, ir galų gale šitas žmogus išeina į gamtą, turėdamas kėslą jau padaryti nusižengimą. Kai tuo tarpu medžiotojas sumaišęs gyvūną pagal amžinę sudėtį, lytinę sudėtį, jau yra tapatinimas nusižengėliui ir daugelį atveju čia paminėkim, kad patys ir prasineša, arba pats pažeidėjas, arba medžioklės vadovas praneša ir į tą statistiką papuola. Tai daugiau nei 50% nusižengimų. Kartais pažeidimai kaip įvyksta, galbūt kažkiek tai atidumo pritrūko ar dar kažkas tai tokio nereikšmingo, kuris sukelia vis tiek pasiekmes, kadangi yra taisyklėse kategorizuota, aprašyta, kaip aš turiu ateiti į medžioklės vietą, kada galiu užtaisyti ginklą, kada išimami šoviniai ir taip toliau. Tai šitie pažeidimai mažareikšmiai, bet vienaip ar kitaip be abejo, kiekvienas mūsų kolega medžiotojas turėtų siekti, kad būtų maksimaliai įgyvendinami teisės aktai ir vykdomi keliami reikalavimai. Gal reiktų kvestionuoti ir kalbėti apie tai, kad tas, kas neteisėtai medžioja, tai yra asmuo neturintis teisės medžioti ir neturintis medžioklės dokumentų ar nelegaliai, kad būtų perkelta šita atsakomybė į baudžiamąjį kodeksą. Šiuo atveju mes turime administracinių nusižengimų kodeksą, kur dvi lygiagretės yra medžiotojas ar ne, teisėtai medžiojantis, tik padaręs neteisėtą veikimą ir neteisėtai medžiojantis medžiotojas, jeigu galima dar jį pavadinti medžiotoju. Dažnai terminas tas buvo klijuojamas, visą rašoma, tada ne medžiotojas, bet brakonierius. Ir tapatinama, ta prasme, brakonierius lygų medžiotojas deda lygybę ženklą, kas mums labiausiai skaudina. Tai mes darom komunikaciją, bandom išgryninti medžiotojų problematiką. Iš esmės, galiu pasakyti, kaip organizacija čia turime požiūrį ir strategijoje savo tikslus, kad vis dėlto turime įsikelti tikslą, kad pasmerkti tokius žmonės turim. Vienas dalykas, mes sakome, kad LMŽD nariai neturėtų būti teisės aktus pažeidę, grubiai griežtai galbūt
asmenys ir tokius tikrai taikysime. Ir jūs tą viešai komunikuojate. Viešai komunikuojate ir taip toliau tą teisę. Aš garsiai galiu ir dar kartą paantrinti, kad toliau ir tą teisime, bet kad tęstumėm toliau, mes norime sukurti etikos kodeksą, kuris yra kaip gairės, kokius mes keliame medžiotojams reikalavimus. Kad ne tik klubai, kolektyvai turi tos reikalavimus, bet ir mūsų rajonis draugės ir mes. Ir kas liečia, mes pradėsime nuo savęs, kad pasmerksime tokius asmenys, galbūt gėdos lentą galime sugalvoti. Toliau pagal etikos kodeksą narystė yra lengviausias būdas pašalinti. Natūralu, kad bendruomenė turi sveika ir išugdyta būti. Ir natūralu, kad mūsų bendruomenė per 30 000 medžiotojų, įvairių medžiotojų yra. Ir toliau, žinot, kalbant, kad vis dėlto mes esame aplinkosaugos partneris ir daugiau negu 50% ir tikrai gali būti ir daugiau, mes informuojame apie tuos nusižengimus, tai mes turime keisti požiūrį į pačią aplinkosaugos politiką ir mes turime aplinkosaugam padėti priimti mus kitaip, ne kaip pažeidėjus. Mes iki tol darykime prevenciją, skleiskime, rodykime laidą, darykime seminarą, atvykime į mūsų rinkimus, mes atvirėsime. Pradžia yra, bet matyt, tos jėgos reikia dar daugiau, reiškia ir noro, kad tiesiog jam 70 aplinkosaugininkų, kurių ar daug ar mažai čia kiekvienas turbūt pasilikim savo vertinti, tuo tarpu, kai Latvijoje kaiminiai 6-7 žmonės kontroliuoja tik medžiotojų ir žvejų veiklą. Bet ką noriu pasakyti, būtent medžiotojai ir žvejai yra tie pagalbininkai užtikrinti gyvūnijos ir žuvų apsaugai. Ir mes čia matome teisės aktų pakeitimus, tai ką sakiau, atskirti grubius pažeidimus nuo tų galbūt mažareikšmių iš esmės, ne, ir kada padaro teisę turintis medžiotojas ir neturintis teisę čia turi atsiskirti, bet kitas dalykas yra trukdymas medžiokliai, kada į medžioklės procesą kišasi piliečiai ir turim tų ažiotažų ir kada ten poilsiautojų, be abejonės čia ir medžiotojų teisinga laikysena turi būti atsakinga, bet visuomenė irgi turi jausti ribas, natūralu, kad tai ir procesas kelintis grėsmę. Maksimaliai medžiotojų bendruomenė čia yra atvira, žiūrėkit, be teisės aktų pakeitimų mes ženklus susistatome, informuojame apie medžioklę, niekur nesislėpime, turime medžiojimą pagal dokumentaciją, turime medžioklės vadovą ir tai neturi trukdyti to ciklo, ne tik tais kartais jį sutrukdo visuomenė, dar ir aplinkosauga. Tai būtent tas trukdymas medžiokliai, kas yra ir kitose šalyse, net ir medžiotojus pačius apsaugo, bet apsaugo ne nuo pažeidimo ar ne nuo teisėtos veiklos vykdymo nuslėpimo, o nuo to, kad išvengti nelaimingų atsitikimų ir galbūt galų gale nesutrukdyti pačio proceso. Nes ką tai reiškia, kad žmogus kartais negyvena toje vietoje, kur medžioja, atvyksta iš toliau, skiria laiką, resursą tam, kad valstybė sureguliuoti medžiojamų gyvūnų populiaciją, jis taikosi prie oro sąlygų, galbūt prie medžiojamųjų terminų. Terminai, kai kurie yra trumpi, kaip pavyzdys briedis, medžiojamas patelė ten tik 2 mėnesius, ne, elniai taurieji, ten patelės ir jaunikliai apie 4 mėnesius, tai iš esmės tas sutrukdymas trukdo procesui. Tai jeigu yra griežtas ir aiškus reglamentavimas medžiotojams, tai turėtų būti ir kitiem dalyviam, kurie veikia miške galbūt, ne, tai yra poilsiautojai, lankytojai, jie turi laikytis, kur lankymosi miške, kur galėtų deginti, užkurti laužą, kur gali palapinę poilsiauti statyti, kur gyvūną gali šunį turiu omenyje paleisti ar negali, ar su antsnukiu, ar su pavadėliu. Yra labai aiškios normos, todėl trukdymo medžiokliai irgi turėtų būti aiški norma, ko mes ir sieksime. Ir čia pasakysiu vėl, kad nebūtų kalbos kalbomis, tą įsitraukime į savo strategiją, kurią esame pasitvirtinę, tą ir politinių partijų gairiam, kai vyko į Seimą rinkimai, buvome įtraukę, kad būtent šitą irgi reikia įgyvendinti, kad trukdymas medžiokliai turi būti irgi įtrauktas į teisės aktus. Norime palinkėti tiek medžiotojų bendruomeniai, tiek aplinkosaugos sistemos pareigūnams rasti bendradarbiavimo gairias ir tikrai spręsti šitos dalykus geranoriškai. Aš tikiu, kad doras ir sąžiningas medžiotojas visada bus tikras pagalbininkas ir tikras galbos apie ir galbūt pirmasis pranešėjas apie daromus pažeidimus. Ačiū Laimonui Daukšai, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos direktoriui, už pokalbį. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, Opticspot ir medžioklės parduotuvėse. Nokpix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija.
Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojus? Tai Echipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai.